Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Dovilė kalbu? Nu, kad čia tikriausiai ne ten pataikėt. Ne ten, o tai ne Dovilė čia? Ne, čia tokios iš nėra. Dovilė. Ne Dovilė, ne. O ko jūs reikia dabar, aš tiesiog klausiu. Čia ne Dovilė, aš nereikiu, aš jums sakau, gal jūs negirdit, kad sakau ne Dovilė, viso geriausio. O Getgautaitė gal, arba Narmontienė? Tik... Ne, aš turiu tiesiog pavardės ir man reikia įsiaiškinti. Supratau, supratau, kokios jums Dovilės reikia. Taip, man reikia Dovilės. Aš jos telefono neturiu. Jums reikia mokytis šitos istorijos, taip? Taip. Ne, aš neturiu jos telefono. O kas jūs esate tokia? O dėl ko reikėjo, tada sakykit. Dėl renginio, nes šį pirmadienį jį organizavo VIP vakarėlį klube Gravity. Taip, ir aš ten buvau. Ir jūs ten buvote, ar ne? Taip, kas atsitiko? Taip, tai čia skambinam iš Gravity, Ramūnas, ir turime dar vieną tokį liudininką apšvietėją, Vladą. Ir jisai turi kai ką pasakyti, aš tiesiog noriu, kad jūs išklausytumėt. Tai gerai, klausau. Vladelė, ateik čia. Duokit man ragelį, aš tuoj pakalbėsiu. Alio, labas vakaras, labas Dovilė. Čia ne Dovilė. A, jūs ne Dovilė? Ne. Bet aš labiau norėčiau užsakyti visko Dovilė, bet aš galiu ir jums. Prašau, sakykit, nu kaip taip galima elgtis, taip nedorai, mes ir pirmadienį stengiamės ir įjungiam viską. Ką padarė, kas yra? Suprantat, dabar kur yra ta scena, kur stovėjo ir aš kur po kairę reguliavau šviesas. Ir buvo tokia mergina priėjus ir manęs klausė, ar mes galim pasijungti papildomai dar šiek tiek šviesos. Ir sakau, kad galime mes pasijungti to šviesos, tik tai reikia nueiti iki tokio kabinetuko. Jinai paliko savo gėrimą šalia mano pulto. Mes nuėjom su ją, įjungiam daugiau apšvietimo, kad būtų šilčiau ir šviesiau. Ir ateinu, aš suprantat, ir viskas buvo supilta, visas mano pultas ir visos programos išsimušė. Ir aš paėmiau jos telefoną ir bandau dabar ją susiras prisiskambinti, kad jinai atlygintų žalą ir niekaip. Oi, kaip gaila. Aš pirmą kartą tokį dalyką žinau, girdžiu. Gal jūs iš tikrųjų skambinkit Dovilė ir panašiai, jūs žinot, kokia tai mergina padarė ir kas tai užpylė? Tai jūs dabar sakot, kad ne prie ko esat. Tai čia Dovilė padarė, man Dovilės reikia. Dovilė užpylė. Dovilės kokteilis apipylė mano pultą. Suprantant jūs, kame bėda yra. Ir artėja dabar savaitgalis, penktadienis, vakarėlis laukia visiškai milžiniškai grandiozinis. Susirinks daug žvaigždžių. Ir šeštadienį irgi dar stipresnis, suprantat, vakarėlis. Iš užsienio pas mus iš Londono atvažiuoja DJ Nobody. Ir jisai, suprantat, turi groti. Ir jam reikia pajungti gyvą dar, suprantat, instrumentalą. Ir niekaip mes negalėsim to... O ką jūs tą patį vakarą pirmadienį nematėt, kad taip atsitiko? Aš mačiau, suprantat, ašgi negaliu surasti, jos jinai man telefoną davė, ne tą. Jinai man davė, aš jį antradienį skambinti nerandu, per užtakovus nerandu, per jos draugus nerandu. Palaukit. Pas jūs dirba tas žmogus, kuris mums šitą visą organizavo, pasiūlė ten, nežinau, kuo jis ten tikrai dirba, jis buvo ir Rūbinė, ir prie baro, ir visur. Tai susiraskite jūs jį, o jisai puikiai žino, kur yra Dovilė. Taigi jūs ką tik su juo kalbėjotės. Tai vat jūs jam pasakykit, kad aš ne Dovilė. Tai dabar aš kaltas? Tai dabar mes kalti čia esam, kad jinai pipylė, supranti? Nu, nesuprantu. Visiškai jau. Atiduodi patalpas. Susirasti Dovilę, tai prašau, ir ieškokit Dovilės. Tai mes Dovilės ir ieškom, dėl to ir ant tiek nerandam, kad jau reikia net pašaliniams žmonėms skambinti ir skūstis, kad... Vaikinai, mėly, būkit geri, prasitresbinkit, paskui jūs man tokias nesąmonės kalbėkit, aš ne Dovilė. Ach, jūs taip. Numetė. Ach, jūs taip. Va tai. Šakočių tau per galvą. Koks įdomu ten tūsas buvo? Nemanau, kad kažkas tai labai jau. Aš manau, kad moksleivių kažkoks, nes... Pirmadienį tai... Ne, buvo uždaras balius. Gerai.